Verity. Geltonas toks rutuliukas, paslaptinga ir nenuspėjama būtybė. Nuo jo arba jos, nežinau, netikrinau ar berniukas ar mergaitė, ir kilo šito žaidimo pavadinimas. Kalbant šiek tiek logiškiau, tai yra tiesiog kaip tavo padėjėjas, kuris laikui einant keliauja iš proto. Šiandien aš tokio žaidimo suradau Roblox'e, tai pažaiskime. Atidarom šitą dėžę, kas joje? Verity, labas. Lava such a severity double S men in a spaghetti as slogus. Poconos finish this car. I know Vista. Galiu paklausti, kur aš esu, kiek bus 2+2, kokia yra Prancūzijos sostinė, arba tiesiog uždaryti šį langą. Paklausiu, kokia yra Prancūzijos sostinė. Paris. Okei, reikia paklausti kažko tai dar. 2+2. Catherine. Nieko ypatingo, jisai man atrodo tikrai viską žino. Kur aš esu? Roblox. Okei, aš turiu kirvuką ir man reikia kirsti medžius. Wow, kaip paprastai aš nukirtau jį. Atrodo, kad tie lapai apvalus tiesiog skraido. Vėl medis atsirado. Come on. Gerai, kas čia per mygtukas? Pastatyt namą. Kietai. Dakšilnas namas. Pasinkona. Gerai, pasiemu tave. Gerai, einam į namus ir visai nejaukus namas. Galima Verity va čia padėti. Okei, aš su juo pradėjau kalbėti. Lava such rarity. Kodėl jisai šypsis? I should see a small and wailing small my teeth to the Throw Verity. Oi, numečiau šiek tiek jį. Pick up. Ar galiu aš jį padėti va čia? Nežinau. Okei, aš baigsiu. Tada tiesiog nubėgot. Paimti tave reikia. Nu gerai. Einam miegu čia. Kažkas bus po 3 dienų ir jisai labai negražiai šypsosi. Aš tik atsikėliau, come on. Kai aš galiu pradėti ruoštis, bet ką man daryti? Statyti sienas. Kaip prasiplėtė pasaulis, kai aš čia per dėžė, aš ją galiu atidaryti. Dabar aš galiu kasti akmenį. Dar pakirsiu šiek tiek medukų. O va yra akmenis. Galima juos šiek tiek pakapot. O, galima paklausti jojo kelio. Kodėl višta perėjo gatvę? Tam, kad nueiti į kitą kelio pusę. Ja, tu labai juokingas Verity. Šiaip reikės pažaisti Verity Minecraft'e. Jeigu šitas video surinks 25 laikus per 4 dienas, aš pažaisiu Verity Minecraft'e. Nu, bet Verity veidas tai toks mielas. Dar pakertam meduko. Gerai, man atrodo tikrai užtenka ir medžio, ir akmens. Dabar galima nueiti pastatyti sienas. Čia. Rimtai pastačiau sienas. Bet kodėl iš priekio nepastačiau? Nežinau. Gerai, einame miegot. Turbūt jo. Neturim jokių pasirinkimų. Good morning. Labas rytas, mano verčiuk. Reikia pastatyti bokštą. Jisai yra mepo šone. Kuriam? Va ten kažkoks mygtukas yra. Jo, tam šone. O kodėl būtent čia reikia statyti? Kodėl ne prie namo, kur aš grinai gyvenu? Ai, man reikia 10 daugiau medienos, okei. Let's go. Pastačiau kažkokį tai tavorį. Aš tik tais nelabai suprantu, ką man reikalingas tas tavoris, bet gal kažkam bus reikalingas. Taip sutemo, bet rašo, kad ir liko 2 dienos, tai nieko blogo nebus. Gerai, einam miegot. A few moments later. Kodėl tu žiūri mane keistai, sako? Dalykas, kuris ateina. Ar tai tu? Sako, aš žinau, kur tavo bazė yra. Lipam į viršų. O, ar čia galima miegot? Tu esi mano ir Verity kažkur netoli. Aš matau jį. Ir ką man dabar daryti? Aš gyneisiu šalia jo. Sako, apsižvalgyk. Aš nenoriu. Nu gerai, nulipsime žemyn, pasižiūrėsime, kas neis gero. Taigi nieko baisaus nebus. Viskas kietai. Apsižvalgyti aplink. Aš tiesiog apeisiu šitą vietą ir gal jisai pasakys, kad aš apsižvalgiau. Ne? Kas jeigu aš tiesiog pas jį nueisiu? Bėk!